O tai tau. Katažinai. O tai čia ne Mamontovai 50? Kons. Mamontovai ne, Mamontovai 50 bus gruodžio mėnesį. Gruodžio mėnesį aš bilietus gavau. Tai čia ne tas. Tu ten net neturi bilietų, žinau. Kišeniai turi. Ne, tai gruodį bus. Gruodį bus. Bet aš vakar važiavau pro Siemensą, girdėjau, Mamontovas daužiai paradinį, sakė, kada atversit man duris, prie kurių taip ilgai aš laukiau. Nu, žinok, aš vėliau. Jo dienų ir bus, žinai. Ne, Mamontovo koncertas bus tada, kai jam sueis 50 metų. O tai tu čia vedi kažką? Taip, man tai čia yra pramogų pasaulio apdovanojimai žmonės 2017. O tai ko ne Vilkončius koks veda? Dėl to, kad Vilkončius veda valandos su Rūta dabar. O tai girdėjau, tu mane pasiūlyi, sakai, man tai vienodai padarysim arenus, čia atsirastų renginių, ne vieną renginį atsirado. Ne vieną renginį negavau pasiūlymą niek. Šiaip, aš bent jau gavau. Ne, iš tikrųjų, man tu, kai aš noriu pasakyti tau tiesiai šviesiai, man paskambino žmonės ir sako, man tai ar galėtum pravesti apdovanojimus. Sakau, su mielu noru. Sako, su kuom norėtum? Sakau, su Katleriu. Tyla ragelį. Sak, ne. Sako, ne. Sako, čia žmonės žurnalas yra susijęs su stiliumi ir pramogom. Atleis, Katleris nei su vienu, nei su kitu nelabai susijęs. Skaudu iš draugo girdėti tokį žodžių. Gerai, dėl stiliaus gali būti, kad nesusijęs, bet dėl pramogų aš dar, žinok, pasijuokčiau. Pernai metais aš dar už tave labiau pramogau. Nu, aš pasijuokčiau, kad ne. Matai, aš visur buvau. Nė vienas skandalas be manis neįvyko, realiai. Tik man iškirpdavo iš žurnalų, iš fotkių iškirpdavo, išphotoshopindavo mane, žinai. Tu čia nejuokauji, tu turi įrodymų gal? Turiu. Yra pasis Bluetooth, sveikia. Yra, aišku, leduose. Įjungiam Bluetooth'u į ledus. Įjung pats. Va, pirmų fotkę, va. Pėpė, ne? Tik aš neatsimenu, iš kur šitą fotkę, ar iš atidarimo, ar iš uždarimo, nes vieną savaitgalį vyko būdų renginiai, žinai. Man atrodo, kad tą patį vakarą ir uždarimas, ir atidarimas ir vyko. Matai, mes į draugelį geri esam. Geras. Mes ir kas buvo, bet gail žmogaus, žinai, uždarė. O klausyk, palauk, tu sakei, jūs pažįstame esat, buvo labai susiparinus dėl šito. Labai, va tas ir prie, sako, Mantelio, sako, neinu verslą, sako, reiks uždaryti restoraną. Aš čia pagau, sakau, ar yra dar vilties? Jinai sako, vilties nebėra, tavo gera mergaitė suklydo. Sakau, yra kaip yra, Mija, žinai, dabar arba gali pasikeisti, arba mirti iš pavydo. Ir dabar atidars kebabinę, gal nežinau dabar. Su tavim gal kartu? Na, dar buvo, čia ne vienintelis įvykis. Antrą dar fotkę, va, dalyvau naujoj Statkevičiaus kolekcijai, žinai, Chanel pristatymą. Chanel pristatymą. Tu čia išbėgai į kaip? Aš buvau pagrindinis, bet tai man iškirpo visi žurnalai, žinai, dabar. Klausyk, bet tai tu modelių tapai čia? Dabar jau parašysi man gal laišką iš Paryžiaus kokį? Ai, apie laišką iš Paryžiaus šnekant, atsimink, kai Selą pagavo, ten net nevairavo jisai. Tas, va, spėkas vairavo, kas Selą vežė. Ir ten visai, ta žiniasklaidai net netaip viskas susakė. Žinai, ten rašė, tipo Selus policininkus išplūdo, gavo 86 eurų. Netai buvo, jie mentai kyšio norėjo. Negavo ir iškvietė, žinai. O Egidijus nieko nepadarė. Aš buvau ten, pasikvietė Egidijų, policininkus į mašiną, sako, žiūrėk, Egidijau, aš užmerkiu akis, kišk šiam eurui durėlis, žinai. Sako, nekiš, žinai. Ir iškvietė mintis, nu. O priešingai, negu kad Valinskas, tas tai vėliau priedis, su Valinsku irgi buvau mašinai. Irgi tu balivoj? Nu, iš pradžių sustabdamas, policininkas sako, ar geria šiandien? Valinskas sako, taip ir ne, žinai, Bet po to bujokai baigė, sako, pusk, tai Valinskas iškart tarti siūlo, iš pradžių 2-0 zonai, po to paputė parodė 4-0 zoną peršoką. Iškart peršoką. O kas, Renata atnešė pinigus policininkams? Ar atnešė pinigus žvaigždėje? Kurie iš jų? Apie Valinską šiaip nenorėčiau, žiūrėk, čia tegu tarp mūsų lieka, ten kai rodysit, iškirpkit apie Valinską, kur šnekėjau. Šiaip noriu tavęs labai nuvilti, bet mes esam tiesioginėme eterį. Tai gerai, tam kartui, tada man porą skambučių reikia padaryti. Lauksim tave, žiūrėk, kitą kartą nepasimes, ponios ir ponai, Mantas Katleris.